Kviečiu į dėlionę. 3 variantai bus. Ir klausimas, į ką man šiuo metu svarbu atkreipti dėmesį. 3 variantai. 1, 2 ir 3. Iškrito ir 4. Tegul bus vienas iš 4 variantų, pasirink. 1. Į ką tau svarbu atkreipti dėmesį? Į savo pasirinkimą pagal jausmą, pagal tai, ką tu jauti, ne iš proto, o iš savo širdies. Vadovaukis jausmu, pirmu impulsu, intuicija, o ne protu. 2 variantas. Į ką tau svarbu atkreipti dėmesį? 9 monetos sako laikas imti derlių. Ir tai gali būti ir apie finansus, tai gali būti ir apie tai, kas susiję su stabilumu, bet kadangi tai yra džiaugsminga kortelė, tai svarbu laiku gauti algą, ją pasimti ir džiaugtis tuo. 3 variantas. Į ką svarbu atkreipti dėmesį? Į savo baimės. Mėnulio korta pirmiausia signalizuoja apie baimės. Tai mūsų visas pasąmonės lobynas ir kai mes veikiam iš baimės, mes tampam sukaustyti, randasi įvairiausios fantazijos, iliuzijos, kurių nėra ir mūsų gyvenimas vyksta tamsoj. Mėnulis šviečia naktį, skirtingai nei saulė ir kada tamsu, mums tampa nejauku. Todėl atkreip į dėmesį tai, kur yra iliuzija, o kur yra tikrovė. Ir kas pasirinko 4 variantą? Monetų karalius. Monetų karalius sako, pasitikėk ekspertų. Galbūt šiuo metu tavo gyvenime yra tokia situacija, kuri reikalauja ekspertiškumo. Galbūt yra situacija, kuri reikalauja atitinkamo atlygio. O gal atkreip dėmesį į šalia esantį žmogų, kuris yra turtingas ir nebūtinai materija. Sėkmės.